Sveiki visi. Perskaitysiu Jums ganėtinai įdomų straipsnį apie Peršivilto teoriją. Standartinė preambulė. Tai yra mūsų nuomonės ir nieko daugiau. Mes galime klysti dėl kiekvienos išvados, kurią mes padarome. Tiesiog priimkite tai. Atlikite savo tyrimą ir padarykite savo pačių išvadas, kaip funkcionuojantis suaugę žmonės. Šis straipsnis yra trumpa apžvalga, o daugiau informacijos pateikiama vaizdo įrašuose bei straipsniuose, į kuriuos pateikiamos nuorodos šiame tekste. Didelė karininko figūra iš filmo Geltonas povandeninis laivas. Atrodo, kad šis personažas yra Džono Juodojo Džeko, Pershingtono bei Theodoro Roosevelto kompozicija. Atkreipkite dėmesį į Roosevelto ūsus. Taip prieiname prie pavadinimo Peršiviltas. Taigi Peršivelt yra Džono Black Jack Pershingo bei Theodoro Roosevelto pavardžių junginys. Abu šie vyrai atrodo yra pirmieji pagrindiniai žaidėjai, atsakingi už Q operacijos, kurią matome šiandien pradžią. Tiems, kurie dar nežino, Q yra subjektas, kuris nuo 2017 metų lapkričio mėnesio skelbė didelius kiekius dažnai paslaptingos informacijos laisvo žodžio pranešimo lentose. Tačiau mūsų atskleista Q operacija yra daug didesnė nei žmonės įsivaizduoja. Manome, kad ji tam tikrą formą siekia XIX amžiaus vidurį, galbūt apie 170 metų. Atrodo, kad oficialiai Jungtinių valstijų karinė dalis prasidėjo XX amžiaus pradžioje. Skaitant tai, labai svarbu išlaikyti atvirą protą, nes šią teoriją gali būti labai sunku patikėti, kol jos iki galo nesupranti. Pradėsime nuo apžvalgos, po kurios pateiksime apytikslį pagrindinių duomenų taškų, kurie patvirtina mūsų išvadas laiko juostą. Vėliau apibendrinsime viską trumpą santrauką. Jei perskaitysite šį straipsnį, būkite pasirengę pradėti ieškoti išsamesnių detalių nuorodose, kurias mes pateikėme, tam, kad gautumėte daugiau informacijos. Citata. Pašalinus tai, kas neįmanoma, viskas, kas lieka, kad ir kaip būtų neįtikėtina, turi būti tiesa. Citatos pabaiga – Sherlockas Holmesas. Čia norime pabrėžti, kad niekas iš to, ką sakome, neturėtų būti interpretuojama kaip propagavimas sėdėti ant užpakalio ir nieko nedaryti tam, kad padėti savo bendruomeniai. Kiekvienas turėtų kuo labiau įsitraukti į savo vietos bendruomenių veiklą bei dalyvauti jų valdyme visais lygmenimis. Jei to nepasieksime, pasaulis ilgainiui pateks į nusikalstamumo bei kančių būseną. Būkite geras žmogus, padėkite kitiems ir visiems iš to bus naudos. Tai kasgi yra ši Peršivilto teorija? Kaip atspirties taškas aiškinant Peršivilto teoriją yra tai, kad satanistai bei kiti valdė pasaulio tūkstančius metų, naudodami slaptus bei bjaurius metodus. Kaip kad Q pranešimas iš gegužės 19 2020 metų sako infiltracija, o ne invazija, ateities įvykiams Q. Yra gerai žinoma, kad 1800-aisiais prūsai visais lygiais aktyviai skverbėsi Jungtinės Amerikos valstijas. Išskirtinai išsamių straipsnių rinkinį apie tai rasite Prūšagate, kuris yra išties nuostabus. Mes tiksliai nežinome, kas atsitiko, nes Q operacijos pobūdis buvo ir tebėra slaptas aukščiausių lygių, kokį tik įmanoma įsivaizduoti. Dar labiau viską supainiodama, operacija panaudoja neįsivaizduojamo propagandos bei dezinformacijos lygį. Toliau pateiksime scenarijų, kuris mūsų manimų yra labiausiai tikėtinas. Galime klysti dėl individualių vertinimų, tačiau bendra teorija buvo patikrinta ir vis labiau populiarėja. Kiekvieną kartą, kai bandėme ją paneigti, galiausiai radome dar daugiau ją patvirtinančių įrodymų. Mes pasiekėme tašką, kai manome, kad Peršivilto teorija yra ganėtinai išsami ir nesitikime, kad jis stipriai pasikeis. 1800-ųjų turtingieji geri vaikinai, kuriuos kartais vadiname angelais, žinojo, jog artėja didžiuliai pokyčiai. Gerosios elitos galų gale turės išnaikinti blogasias elitas. Technologijos privertė keistis. Theodoras Rooseveltas pradėjo didžiulę slaptą karinę operaciją, kurioje dalyvavo Džonas Black Jack Pershingas, nors neaišku tiksliai kada. Pradžioje jie tyrinėjo, o paskui sudarė priešo žemėlapius, naudodamiesi karinę žvalgybą. Jie išaugino turimus karinės žvalgybos pajėgumus tikriausiai su Jungtinės karalystės, Rusijos ir Kinijos aljansui laikui bėgant iki didžiausios įmanomos skaitmeninės stebėjimo sistemos. Ši stebėjimo ir kontrolės sistema yra daug galingesnė nei žmonės supranta. Operacija peraugo į didžiausią psajopą arba psichologinę operaciją žmonijos istorijoje,
siekiant palengvinti daugybę slaptų įgelimų bei pasaulio gyventojų perauklėjimą. Kitaip sakant, taip vadinamas geluonės operacijas bei pasaulio gyventojų perauklėjimą. Gerieji vaikinai elgėsi taip, lyg būtų nusikaltėliai, norėdami suvilioti nusikaltėlius. Žiūrėkite filmą Raudonasis spalis, siekiant jų neįspėti apie vykdomą operaciją. Bėgant dešimtmečiams blogiukų skaičius mažėjo, o gerųjų vaikinų veikiančių kaip blogiukai skaičius didėjo. Manome, kad aukščiausios piramidės dalis arba hidros galvos buvo nukapotos ir pakeistos gerais vaikinais kažkada iki 8-ojo dešimtmečio. Mes netikime, kad šiuo metu įmanoma tiksliai žinoti kada. Likusi aktyvių operacijų dalį sudarė kartografavimas bei įgelimai, likusiems nusikaltėliams ar net visuomeniai to nežinant. Manome, kad dauguma nusikaltėlių vis dar yra laimingi savo vietose, galbūt apie 90%, o pavojingiausi buvo neutralizuoti. Likusieji turi labai ribotą galią. Atminkite, kadangi geri vaikinai elgiasi kaip blogi vaikinai, dauguma blogų dalykų, kuriuos matote vykstant, iš tikrųjų nevyksta arba vyksta ne taip, kaip jūs manote. Tuo ypač sunku patikėti, nes visi buvome išmokyti pasitikėti tuo, ką matome, ypatingai iš naujienų. Tokio pobūdžio psichologinės operacijos metu arba psajopo metu jums tyčia rodomi neteisingi dalykai tam, kad jūs nežinotumėte, kas iš tikrųjų darosi. Kodėlgi povandeninis laivas yra geltonasis povandeninis laivas? Q yra geltonas. Psajopo perauklėjimo dalis, taip sakant, tu esi čia, reikalavo paslėptų pranešimų įterpimo į populiariąją žiniasklaidą, tam, kad žmonės vėliau pamatytų, kas nutiko. Taip pat reikėjo, kad visas žiniasklaidos kompleksas meluotų žmonėms, kad jų suvokimas būtų nukreiptas taip, kad jie galų gale gautų funkcinį tikrovės suvokimą. Šis labai erzinantis procesas vyksta tiesiog dabar. Tai, kas buvo išdėstyta pirmiau, būtinai reikalauja suvokimo, kad dauguma Hillary, Obamos, Trumpo, Bideno pasakojimų yra tiesiog išgalvoti. Mes nežinome, kiek ten yra tiesos ar netikrumo, tačiau didžioji dalis iš to turi būti klaidinga. Mes netikime, kad Joe Bidenas yra prezidentas, nes Joe Bidenas akivaizdžiai yra aktorius. Mes nežinome, kas šiuo metu yra prezidentas. Mes taip pat nežinome, kas yra geras, o kas yra blogas, tačiau logika rodo, kad dauguma matomų asmenybių greičiausiai yra geros. Šį išgalvotą šou mes vadiname animaciniu naratyvu arba animaciniu pasakojimu. Prieš 20 metų žmonės taip pat nežinojo, kaip pasaulis yra valdomas. Jie buvo pasimetę panašiame klaidingame pasakojime arba naratyve, tačiau tame, kuris buvo sukurtas kriminalinių valdovų. Šis naujas animacinio filmo pasakojimas, sukurtas gerųjų vaikinų, padeda šviesti visuomenę, kad ji klestėtų būsimoje aplinkoje. Pagalvokite apie tai kaip apie gyventojų lėktuvo nusileidimo juostą. Geriečiai turi nuleisti šį lėktuvą, nenuplėšdami važiuoklės. Šis psajopas arba psichologinė operacija buvo sukurta tam, kad švelniai pažadintų žmonės realybei, kuri yra arčiau tiesos. Ji taip pat yra skirta užkirsti kelią pilietiniam karui ir skerdynėms. Net jeigu negalite priimti didesnės per švelto teorijos, jums pakaks patikėti animacinių filmų pasakojimu. O animacinio filmo pasakojimas arba naratyvas taip pat gali būti laikoma žingsniu į tikrąją tiesą, kuri mūsų manimo ir yra per švelto teoriją. Ištrauka iš kito Q pranešimo. Medžiotojai patampa medžiojamaisiais. Operacijos pakeliui, operatoriai aktyvūs, dezinformacija yra tikra, dezinformacija yra būtina, tylus karas, kai kas ištrūksta, ir didysis prabudimas. Viena iš priežasčių, kodėl šią teoriją taip sunku suprasti, yra ta, kad animacinio filmo pasakojimas iškreipia žmonių gebėjimą apsvarstyti keistas tikimybės. Žmonės natūraliai bando išsiaiškinti, kas vyksta, analizuodami dalykus dabartiniu laikotarpiu, o nežiūrėdami į didesnę laiko juostą. Didžioji animacinio filmo pasakojimo dalis buvo sukurta taip, kad suklaidintų daugumą žmonių, tam, kad jie negalėtų sužinoti, kas iš tikrųjų vyksta. Tai suteikia kariuomeniai daugiau laiko pasiekti reikiamus tikslus. Bet kokia teorija pagrįsta statutais yra beprasmiškumo pratimas. Taip yra todėl, kad svarbiausias teisėtumas buvo 1900-ųjų pradžioje konstitucija vykdomosios valdžios galia, kuri buvo neribota ir viršija visus statutus. Dėl šios priežasties įmantrios prezidento teisėtumo teorijos pagrįstos statutais yra beprasmės. Statutai negali viršyti konstitucijos.
Šiomis teorijomis negalima pasikliauti, nes ankstesnis prezidentas galėjo paskatinti planuoti bet ką dabar matome, ir didžioji dalis viso to yra dezinformacija. Q žinutė iš lapkričio 1 2017 metų. Kas kontroliuoja Nacionalinę gvardiją? Kodėl Nacionalinė gvardija nesenai buvo aktyvuota pasirinktose miestuose Jungtinėse valstijose? Ar gali Nacionalinė gvardija dirbti koordinacijoje su jūrų pėstininkais? Ar sąlygos turi būti patenkinamos tam, kad autorizuoti tai? Koks buvęs prezidentas panaudojo kariuomenę tam, kad išsaugoti Respubliką ir kas būtent atsitiko? Didžiausias informacijos išmetimas visais laikais pateikiamas apie politinės studijas bei pasiruošimą. Masės yra linkusios panikuoti tokiuose situacijose. Jokio karo, jokių pilietinių neramumų, švariai ir greitai. Trumpai tariant, Teodoras Rooseveltas sukėlė slaptą karą prieš nusikalstamą susivienijimą, kuris anksčiau valdė pasaulį. Didžiąją šios kabalos galios dalį kariuomenė neutralizavo jėga. Mes dabar esame užkasti nepaprastai painioje psichologinėje operacijoje, skirtoje pažadinti pasaulio gyventojus, tam, kad šie galėtų laimingai veikti be nusikalstamo susivienijimo. Tikėtina, kad psichologinė operacija greičiausiai ištirps ir akivaizdžios tiesos lygis padidės. Suteikti du supratimo lygiai – animacinio filmo pasakojimas ir tiesa. Todėl žmonės su skirtingais gebėjimais galės veikti judėdami į priekį. Ačiū Dievui už kariuomenę. 2017 m. lapkričio 1 Q pranešimas. Pagalvokite apie tai logiškai. Vienintelis kelias yra kariuomenė, pilnai kontroliuojama, saugoma ir skleidžiama, kada 11.3 patvirtins pirmąjį žymeklį. Didžiausias išankstinis informacijos išmetimas šioje lentoje. Apytikslė įvykių laiko juosta. 1800-aisiais prūsai įvairiais būdais atakavo Jungtinių Amerikos valstijų politinius pajėgumus. Vienas iš tokių būdų galėjo būti 1807 metų sukilimo aktas. Šis aktas ne tik buvo nenaudingas, bet ir greičiausiai prieštaravo konstitucijai. Kongresas neturi įgaliojimų stiprinti ar apriboti prezidento arba potus, kaip aprašyta sukilimo įstatyme, galias nepakeitus konstitucijos. Tiesą sakant, šis įstatymas yra negaliojantis ir nekeičia prezidento arba potus galios. Potus abreviatūra reiškia President of the United States arba Jungtinių valstijų prezidentas. 1863 metais aukščiausiasis teismas arba Scotus arba Supreme Court of the United States priėmė sprendimą dėl prizų bylų, paaiškindamas, kad potus arba prezidentas turi didžiulę neribotą galimybę tyliai paskelbti karą ir reaguoti į jį tokiu būdu, kaip mano esant reikalinga. Tai apima ir nekonstitucinius aktus. Iš esmės viską, kas jam atrodo reikalinga. Jeigu aukščiausias teismas šiuo atveju būtų nusprendęs kitaip, prezidento galios būtų apribotos. Taigi, ar pradinis tikslas buvo apriboti potus arba prezidentą? Galime tik spėlioti. Tačiau manome, kad visa tai yra įmanoma. Bet kuriuo atveju šiame nutarime paaiškinama, kad potus arba prezidentas turi praktiškai neribotą galią apsaugoti ir ginti, jei prezidentas mano, kad tai yra būtina. Be to nėra reikalavimo pranešti kongresui apie tai arba dar kam nors kitam. Remiantis šiuo nutarimu, slaptas karas buvo ne tik įmanomas ir teisėtas, bet ir tikėtinas, jei prezidentas nuspręstų, kad tai yra būtina. Ištrauka iš Q žinutės. Joks pinigų, įtakos ar valdžios kiekis negali to sustabdyti. Mūsų teisės apsaugoti ir ginti bet kokią kainą tada patampa pateisinamos. Mes esame pasiruošę. 1871 metais prezidentas Ulysses S. Grantas bei kongresas priėmė Vašingtono sutartį. Vašingtono sutartis yra bent iš dalies negaliojanti, nes konstitucinė galia perduodama atskiram subjektui, šiuo atveju prūsams. Nėra numatyta konstitucijoje. Ši sutartis yra ir šiuolaikinės tarptautinės teisės pagrindas. Tai buvo pirmas kartas, kai kažkokia šalis perdavė aukščiausio lygio valdžią išorės subjektui. Tai yra Jungtinių tautų, anksčiau vadinta Tautų lyga, Pasaulio sveikatos organizacijos ir Pasaulio teismo pagrindas. Jūs dabar jau turėtumėte matyti šį modelį. Prūsai labai stengiasi atimti valdžią iš Jungtinių Amerikos valstijų. Tačiau išnagrinėjus šią sutartį, aukščiausias Jungtinių valstijų teismas ją tikrai turėtų panaikinti.
1878 metais Kongresas priėmė karinių asignavimų įstatymo projektą su įstatymu paprastai vadinamu Posė komitatus aktu. Šis įstatymo projektas dažnai argumentuojamas kaip ribojantis prezidento galimybės naudotis kariuomenę, tačiau taip nėra. Kongresas neturi įgaliojimų apriboti prezidento galių nepakeitęs konstitucijos. Taigi Posė komitatus aktas negali pakeisti prezidento galių karo atžvilgiu. Ar tam vadovavo prūsai? Mes taip manome. Šį veiklos modulį prezidentas, turintis pakankamai vizijos, galėtų laikyti karo aktu. Tai buvo padaryta per infiltraciją, kaip atskleidžia Kongreso liudijimas. Skaitydamas kiekvienoje šių įstatymų projektų pusėje esančius argumentus, atidus skaitytojas gali pamatyti, kurios politikus paskatino ne priesaika, o greičiausiai kyšiai ir šantažas. Tuo tarpu 1850-aisiais buvo išrastas fonografas. Tai pakeitė valdžios kraštovaizdį tuo, kad itin galingi būtų supratę, jog šis išradimas sukels seisminį valdžios poslinkį teismo salėje. Prisiekusiųjų žiuri garso įrodymus įvertins kaip patikimesnius nei bet kurie kiti įrodymai. Tai apsunkino teismų bylų baigčių kontrolę, o kriminaliniam elitui buvo sunkiau išteisinti savo rūpužės. Manau, kad fonografas pradėjo mąstymo poslinkį, kuris sunaikino dualizmo sampratą. Čia jūs matote bafometą. Skirtingai nuo daugelio vaizdų, šis bafometas neturi padidintų moters krūtų. Dauguma jo atvaizdavimų būtent tai daro. Krūtinė gali būti svarbi, galbūt šis bafometas nusprendė identifikuotis kaip vyras. Nuo šio taško matome satanizmo populiarinimo modelį, kuris remiantis tuo, ką galėjome nustatyti, niekada nebuvo įsigaliojęs istorijoje. Jis pradeda veikti lėtai, įgauna pagreitį iki 70-ojo dešimtmečio, kai staiga sparčiai išaugo visose žiniasklaidos priemonėse. 1865 metais buvo išleista knyga Alisa stebuklų šalyje, kuri tapo populiariausia knyga vaikams istorijoje. Alisa stebuklų šalyje metaforiškai apibūdina apverstą ir atgalinį satanistų pasaulį skaitytojams, kurie turi pakankamai supratimo, kad pamatytų paslėptus pranešimus. 1871 metais Albertas Paikas, kuris buvo labai gerbiamas pilietinio karo generolas, paskelbė savo kabutėse moralę ir dogmą, kurioje pareiškė, kad garbino Liuciferį. Satanistai puikiai žino, kad tai, ką jie daro, yra nusikalstama. Jie nedemaskuoja savęs ir nekalba apie satanizmą viešai. Jeigu jie tai darytų, to įrodymų būtų gausu per visą istoriją, o taip nėra. Yra paplitęs posakis, kad satanistai turi pasakyti, ką jie daro prieš tai darydami tam, kad įgyti valdžią. Tai genialus melas. Geri vaikinai sukūrė ir išpopuliarino šį melą, pradedant nuo 1800-ųjų vidurio, kaip protingą būdą atskleisti satanizmą masėms ir jį gerokai susilpninti. Puiku, kad satanistai negebėjo apsiginti nuo šios taktikos, pablogindami savo padėtį. Įsivaizduokite, kad esate satanistas ir manote, kad gera mintis yra dalyvauti Oprah Winfrey Show. Atrodo taip, lyg priklausytumėte monstrams, nes jūs valdote pasaulį. Absurdas yra psichologinių operacijų arba psajopų grupių vizitinė kortelė. Čia jūs matėte tokį daktarą Michaelą Aquiną, kuris buvo Seto šventyklos įkūrėjas bei generolo Flido mokytojas. Satanizmo stiprinimas tęsėsi 1890-aisiais su Alisteriu Crowley, tada Antonu Livėjum, Michaelu Aquinu ir kitais. 1960-aisiais populiarioji muzika staiga buvo prisotinta šėtoniškų atspalvių. Laikui bėgant tai išaugo populiariojoje muzikoje ir vaizdo įrašuose iki šiol, kur visur yra satanizmo, masonų bei iliuminatų simbolika. Tai nėra nelaimingas atsitikimas. Tai buvo gerų vaikinų suplanuotas planas supažindinti pasaulio gyventojus su okultizmu. 1882 metais, būdamas tik 24 metų, Theodoras Rooseveltas parašė knygą, kuri vadinasi 1812 metų jūrų karas, kuri ir šiandien praėjus 142 metams naudojama mokyti jūrų strategijos. Rooseveltas, kuris buvo turtingas Olandų palikuonis, pagalvokite apie oranžinius namus, buvo puikus karinis strategas. Jo senelis kovojo revoliucijos kare ir turėjo teisę būti Cincinnati draugijos nariu. Dėl savo šeimos jis greičiausiai žinojo daug daugiau apie tai, kas iš tikrųjų vyksta pasaulyje, nei bet kas kitas gatvėje. Tais pačiais metais Jungtinių valstijų karinis jūrų laivynas įkūrė karinio jūrų laivyno žvalgybos biurą ONI,
o 1885 metais karinės žvalgybos skyrių MID. Tuo metu Rooseveltas buvo karinis strategas ir valstybės veikėjas. Jo karjera yra stebėtinai įvairi visose srityse, kurių galima tikėtis iš žmogaus, kuris buvo ruošiamas daryti tai, ką mes tvirtiname. 1889 metais jis tapo Jungtinių valstijų valstybės civilinės tarnybos komisijos, kurios pagrindinė misija yra atrinkti darbuotojus į vyriausybę, komisaru. Jam buvo 30 metų, gana jaunas tokiom pareigom. Tai būtų natūralus veikėjas, naudingas kovojant su blogų vyriausybės darbuotojų problema. Panašu, kad Rooseveltas stengiasi slaptai žingsniais kovoti su priešo įsiskverbimu. 1886 buvo išleista knyga The Future Eve arba Ateities Ieva, kurioje buvo sukurtas terminas androidas ir aprašytas jautrus robotas. Tai rodo, kad itin galingi žmonės žinojo, jog mašinos greitai galės atlikti užduotis artimo žmogaus intelektui. Kriminalinės organizacijos problema yra ta, kad kompiuterių neįmanoma apgauti kaip žmonių, nes jie neturi emocijų. Jie suprato, kad kompiuteriai galės matyti modelius, kurių žmonės nemato dėl emocinio mąstymo. Tai yra situacija, dėl kurios šį gėrio ir blogo kova nuėjo iki kraštutinumo. Nesame tikri, kada ši ekstremali būsena įvyko, bet tai turėjo būti po 1886 metų. Kuo daugiau elitinių šeimų tai žinojo, tuo geresniems vaikinams buvo lengviau įtikinti galingas pasaulio šeimas bendradarbiauti. 1893 metais karinių jūrų laivyno observatorija buvo perkelta į dabartinę vietą Vašingtone ant kalvos. Ši vieta įdomi tuo, kad ji yra arti į šiaurės vakarus nuo daugumos Vašingtono ambasadų. Jei nubrėšite liniją nuo observatorijos per ambasadas, atsidursite Cincinnati draugijos vietoje Massachusetts'e ir Kew gatvėje. Jei po visais jais yra tuneliai, tai yra potencialus žvalgybos komunikacijos spiečius, kurį galima lengvai paslėpti nuo visuomenės. Iki 1897 metų Theodoras Rooseveltas, būdamas 39 metų, tapo karinių jūrų laivynų sekretoriaus padėjėju. Netrukus jis po to atsistatydino, kad prisijungtų prie armijos, tapdamas taip vadinamu grubiuoju raiteliu Ispanijos Amerikos kare. 1898 metais jis nesėkmingai užpuolė San Juano kalvą. Leitenantas Johnas Black Jack Pershingas užpuolė vėliau ir nugalėjo priešą. Rooseveltas kreipėsi į Pershingą su didžiausiais pagyrimais ir jiedu tapo draugais visam gyvenimui. Atkreipkite dėmesį, kad šie du pirmiausiai buvo kariai. Tikėtina, kad jų tarpusavio pasitikėjimo lygis buvo toks aukštas, kokį tik gali pasiekti du vyrai. 1901 metais Theodoras Rooseveltas pradėjo eiti viceprezidento pareigas vadovaujant prezidentui McKinley. Tais pačiais metais McKinley buvo nužudytas, o Rooseveltas tapo prezidentu. Kažkada Roosevelto administravimo metu Rooseveltas naudojasi savo konstitucinę galią tyliai kariauti prieš nusikalstamą susivienijimą arba prūsus, kurie, kaip anksčiau rašyta, įsiveržė į Jungtinės Amerikos valstybės. Verta paminėti, kad POTUS arba prezidento karo galios iš esmės yra neribotos. Karo, sukilimo ar maišto metu POTUS gali padaryti viską, kas jo manimu reikalinga tam, kad atsispirti priešui. Paprastai šios galios suvaldymas būtų Kongreso apkalta prezidentui. Tačiau tai įmanoma tik tuo atveju, jeigu Kongresas žino apie karą, kas aukščiausiojo teismo nuomonė nėra būtina. Prizo bylos 1863 metai. Kongresas apie šį veiksmą nebuvo informuotas. Rooseveltas sustabdė konstitucijos dalis ir pakankamai kontroliavo aplinką tam, kad Kongresas ir visi kiti nežinotų, jog šis karas netgi vyksta. 1902 metais Jungtinėje karalystėje buvo įkurta slapta piligrimų draugija. 1903 metais Jungtinėse Amerikos valstybėse buvo įkurta seserinė organizacija, taip pat vadinama The Pilgrims arba piligrimai. Gavome keletą minučių, režisierių sąrašus ir kai kurių The Pilgrims renginių Jungtinėse valstybėse ir Jungtinėje karalystėje dalyvių sąrašus. Panašu, kad šios dvi organizacijos yra kariniai medaus puodai, naudojami stebėti ir gauti žvalgybos iš daugelio įtakingiausių vakarų pasaulio galios tarpininkų. Čia jūs matote Johną Black Jack Pershingą. Mes įtarėme, kad jis buvo sudarytas iš lavos ir košmarų. 1904 metais Johnas Pershingas buvo dislokuotas Vašingtone su kabutėse neapibrėžtomis pareigomis. Pershingas dirbo su Theodoru Rooseveltu tam, kad kovotų su priešo įsiskverbimu nepaskelbtame kare.
Laikui bėgant Pershingas padėjo sukurti slaptas struktūras, kurios peraugo į Q operaciją. 1919 metais Pershingui buvo suteiktas aukščiausias įmanomas laipsnis Jungtinių Amerikos valstijų kariuomenėje – armijų generolas su 6 žvaigždutėmis. Pershingas yra vienintelis žmogus, kuris kada nors pasiekė šį rangą būdamas gyvas. Galimai tai buvo priežastis, kuri dar nėra aiški. Pershingas buvo populiariausias generolas Jungtinių Amerikos valstijų istorijoje ir galėjo lengvai laimėti 1920 metų rinkimus, tačiau nusprendė nekandidatuoti. Galima taip išsireikšti, jog Pershingas buvo liaudies generolas. 2020 birželio 24 Q žinutė. Žmonių generolas. Greitai. Q. 1905 metų kovo 17 dieną Franklinas Delano Rooseveltas, vėliau tapęs prezidentu, vedė Eleanor Roosevelt, Teodoro dukterėčią. Dvi Rooseveltų šeimos linijos buvo gan skirtingos, tačiau ši santuoka juos vėl suvedė. Štai ir vėl tas 17. 1905 metais Johnas Pershingas 6 mėnesiams išvyko į Japoniją ir galbūt pasėjo sąjungos sėklas su imperatoriumi Jošišito, Hirohito seneliu. Jošišito matė Prūsijos įsiskverbimą į Japoniją ankstesniais dešimtmečiais. Pershingas grįžo ir Teodoras Rooseveltas paaukštino jį iki brigados generolo, paaukštindamas 4 laipsniais ir aplenkdamas daugiau nei 850 karininkų. Šis paaukštinimas neturėjo precedento Jungtinių Amerikos valstybių istorijoje ir prieštaravo to meto kariniams tradicijoms. Kągi padarė Pershingas, dėl ko jisai buvo paaukštintas? Galbūt jis padėjo pagrindus slaptam alijansui su imperatoriumi Jošišito arba atliko kokį kitą svarbų žygdarbį, apie kurį mes kol kas nežinom? Nuo 20-ojo amžiaus 10-ojo dešimtmečio pastebėjome aišku Pershingo dažnai mažiau žinomų globotinių elgesį, dėl kurio atrodo, jog vyksta slaptas žvalgybos karas. Labai trumpai, ir tai toli gražu nepilnas sąrašas. Brigados generolas Čarlzas Davesas, sukūręs Daveso planą, Time viršelis 1928. Brigados generolas Hugas S. Johnsonas, vadovavęs karo pramonės valdybai bei nacionaliniam atkūrimo aktui. Metų žmogus 1933 metai. Brigados generolas Jonas Thomas Tayloras, itin sėkmingas Amerikos legiono lobistas, o vėliau Antrojo pasaulinio karo metu buvo Petono 3-osios armijos propaguotojas. Time viršelis 1935 metai. Generolas majoras Smedley Butleris, jisai paviešino taip vadinamą verslo planą. Time viršelis 1927 metai. Leitenantas generolas Jamesas Hardbordas, RCA arba šiuolaikinės televizijos pradininko generalinis direktorius. Brigados generolas Robertas A. McCluras, Šajev psichologinių operacijų vadovas Antrojo pasaulinio karo metu ir jis yra šiuolaikinių psichologinių operacijų pradininkas. Generolas majoras Williamas J. Laukinis Bilas Donovanas 1917–1923 išsiųstas į Japoniją, Kiniją, Korėją ir Sibirą karinės žvalgybos misijoms. Paleido OSS ir perdavė jį CŽV. Armijos generolas George'as C. Marshallas, sukūręs Maršalo planą. Metų žmogus 1943 ir 1947. Generolas majoras Foxas Skanneris, mentoriai Robertas A. McCluras, Dwightas D. Eisenhoweris ir kiti. Pulkininkas Harry S. Trumanas, 34 prezidentas, bei metų žmogus 1945 bei 1948. Generolas Dwightas D. Eisenhoweris, 35 prezidentas, metų žmogus 1944 ir 1959. 7 iš 11 šių vyrų buvo ant Time Magazine arba Time žurnalo viršelio. 4 buvo Time metų žmonėmis. Kodėl? Generolas Robertas A. McCluras, šiuolaikinių psajopų tėvas, bei Time Life viceprezidentas C.D. Jacksonas buvo geri draugai. Tarsi šis psajopas vyktų Amerikos žiniasklaidoje. Ir kyla klausimas, kodėl ant Rašmoro kalno yra įamžintas Teodoras Rooseveltas. Rašmoro kalnas buvo pradėtas kaptuoti 1927 metais. Taigi kodėl? Džordžas Vašingtonas, Tomasas Jeffersonas ir Abraomas Lincolnas turi vieną bendrą bruožą. Jie buvo pagrindiniai veikėjai, kuriantys naujus Amerikos pamatus.
Niekas, kas mums buvo pasakyta apie Rooseveltą, su tuo nepalyginama. Galbūt yra kažkas, kas dar turi būti atskleista. Jo vaidmuo Q operacijoje tikrai sukurs naują pagrindą Amerikai. Kai tai paaiškės, Rašmoro kalnas bus visiškai prasmingas. Nuo 1913 iki 1934 ant Jungtinių Amerikos valstijų pinigų nebuvo jokios okultinės simbolikos. Blogi vaikinai to nedarytų, nes tai juos atskleistų. Taigi kas tai padarė? 1934 metais pirmą kartą Jungtinių Amerikos valstijų istorijoje Franklinas Delano Rooseveltas apsėmė uždėti didįjį Jungtinių Amerikos valstijų antspaudą, kuris yra masonų okultinė simbolika sukurta 1786 metais ant popierinių pinigų nugarinės pusės. Prieš 20 metų tokia simbolika nebuvo rodoma. Jei blogi vaikinai iškelia savo simboliką į viešumą, kodėlgi jie to nepadarė per 20 metų po Federalinio rezervo sukūrimo? 1942 metais Antarktidos Ascension saloje pastatytas oro uostas ir pavadintas Wide Awake Field arba plačiai nubudęs laukas. Mes netikime oficialia šio pavadinimo atsiradimo istorija. 1942 metais jau buvo pradėtas įgyvendinti planas žadinti visuomenę, o tai paaiškina oro uosto pavadinimą. Maždaug tuo pat metu kariuomenė sukūrė branduolinius reaktorius kabutėse lėktuvams gręžiantiems tunelius. Šie reaktoriai visada buvo skirti tuneliams gręžti, o branduolinio lėktuvo istorija yra vieša viršelio istorija. Kažkada 1944-1945 metais Hitleris galimai derėjosi, galbūt per Reinhardą Geleną arba Angelą Hitler, pakeisti pusės ir bendradarbiauti su Jungtinių Amerikos valstijų žvalgyba. Hitlerio Berlyno bunkerio pasakojimas gali būti iš esmės klaidingas. Svarbiausi nacistai ir daugybė įrašų buvo išgauta iš Vokietijos dėka Reinhardo Geleno, o nacistai buvo naudojami kaip dvigubi agentai siekiant suvilioti piktadarius netikrame Ketvirtajame reiche, kuriam vadovauja Jungtinių Amerikos valstijų karinė žvalgyba. Reinhardas Gelenas buvo paskirtas vadovauti Vokietijos žvalgybos agentūrai po Antrojo pasaulinio karo. 1945-aisiais tariamai buvo susprogdintos 2 bombos virš Hirosimos ir Nagasakio. Neaišku, ar tai buvo tikri branduoliniai ginklai, tačiau tai net nesvarbu. Nepaisant besąlygiško Japonijos pasidavimo, imperatorius Hirohito nebuvo priverstas atsisakyti sosto. Japonijos kariuomenė iš esmės buvo sunaikinta. Prūsai greičiausiai buvo įsiskverbę į Japoniją, norėdami panaudoti ją kaip karinę jėgą, tačiau šis planas buvo visiškai sužlugdytas. Be to, branduolinių ginklų naudojimas pabrėžia šaltojo karo, kuris buvo apgaulė neleisti prūsams naudoti didelio masto karo kaip ginklo loginį pagrindą. Netrukus po Japonų pasidavimo 1945 m. gruodį generolas Džordžas S. Patonas keistai mirė. Kitą mėnesį keistai mirė jo meilužė. Po 2 mėnesių ankstyvai mirė gerbiamasis Vikontas Gortas arba Džonas Verikeris. Džonas Verikeris kadaise buvo Didžiosios Britanijos ekspedicinių pajėgų arba BAF vyriausiasis vadas. Šiems 3 žmonėms keistai mirti per 3 mėnesius mums atrodo patogus būdas pašalinti šios įtakingus žmonės iš viešumos. Patonas ir Verikeris buvo puikūs kariniai strategai, kurie galėjo pasitraukti iš visuomenės dėmesio tam, kad galėtų slapta dirbti su Q operacija. 1946 metais Jungtinės Amerikos valstijos pradeda operaciją Nanook, High Jump ir Windmill. Šios 3 operacijos apibrėžia Antarktidą, neva tai ruoštasi statyti labai didelius įtvirtinimus. Jeigu Jungtinės Amerikos valstijos būtų sąjungininkės su Jungtinė karalystė, Rusija bei Kinija, kurių būstinė būtų Antarktidoje, operacija būtų fiziškai neįveikiama. Maždaug 1950 metais Federalinė komunikacijų komisija padarė 2 pakeitimus, kurie buvo naudingi geriesiems vaikinams. Pirmasis buvo daugiau nei 3 kartus padidinti radijo stočių licenzijų skaičių nuo 800 iki 2,5 tūkstančių. Antrasis buvo leisti televizijos stotims transliuoti, jas licenzijuojant. Televizijos pritaikymo lygis Jungtinėse Amerikos valstijose buvo sparčiausias visais laikais. Tuo metu. Dėl pritaikytų technologijų, o 1965 metų namų ūkis buvo prisotintas 98%. Q kontroliavo iš esmės visas naujas radijo ir televizijos transliavimo priemonės.
Tai iš esmės reiškia, kad gerieji vaikinai nuo pat pradžių dominavo visose žiniasklaidos priemonėse Jungtinėse valstijose. 1950-aisiais Eisenhoweris, būdamas prezidentu, padarė daug pakeitimų, kurie būtų naudingi slaptam karui prieš kabalą. Jis prižiūrėjo energetikos departamento, kuris suteikė Q lygio leidimus, nacionalinio saugumo agentūros, nacionalinės kosmoso arba NASA agentūros kūrimą ir kūrė prezidento vykdomųjų veiksmų dokumentus, vadinamus PIDus. Jis konfiskavo 51-ojoje zonoje paslėptą elektromagnetinių transportų priemonių infrastruktūrą. Mes netikime, kad ateiviai turi kažką bendro su visu tuo, visi NSO yra sukurti žmogaus. 1961 metais Eisenhoweris garsiai perspėjo visuomenę apie karinio pramonės komplekso pavojų. Johnas Fitzgeraldas Kennedy arba JFK tapo prezidentu 1961 metais ir atrodo pirmosius 2 metus savo valdymo stengėsi kaip įmanydamas kabalą priversti jį nužudyti. Johnas Fitzgeraldas Kennedys nebuvo nužudytas, arba žuvo jo dubleris, arba įvykis buvo surežisuotas taip, kad atrodytų, jog jis buvo nužudytas. Tai leido geriesiems vaikinams naudoti PID arba prezidentinės direktyvas tam, kad oficialiai leisti atlikti visus karinius veiksmus prieš priešą, tokiu būdu, kuris tuo metu buvo suprantamesnis gyventojams. Mes to nežinome, bet manome, kad tai daugiau naratyvas arba pasakojimas nei būtinas teisinis veiksmas. Tai nesvarbu išskyrus tai, kad jis sukuria lengviau suprantamą pasakojimą masėms. 6-ajame dešimtmetyje kariuomenė kasė daugybę požeminių bazių, įskaitant Šajeno kalną, Norad ir Raven Rock arba Varno uolą patogiai už 11 mylių nuo Eisenhowerio namų po prezidento pareigų, kurį susitiko su daugybė garbingų žmonių. Antarktika buvo taip pat kasinėjama. Havajai tapo Jungtinių Amerikos valstijų valstija ir ten tikriausiai yra požeminės bazės. Q ruošiasi pasauliniam stebėjimo aparatui, kuris valdomas iš Antarktidos. Ascension arba pakilimo sala Antarktidoje ir Havajai yra priešingose Žemės rutulio pusėse dviejų didžiausių vandenynų viduryje. Skaidulinės optikos linijos buvo nutiestos tiesiai į Antarktidą. Šių šviesolaidinių linijų apsauga buvo pagrindinė Jungtinių Amerikos valstijų ir Rusijos povandeninių laivų flotilė. Q vykdė tiekimą Antarktidos misijoms, naudodama neatpažintus skraidančius objektus į ir iš bazių Nevados dykumoje. Tai būtų pigu, patikima ir visiškai paslėpta nuo visuomenės ir ne Q karinio požiūrio. Taigi nuo 70-ojo dešimtmečio populiarioje žiniasklaidoje, ypač muzikoje, įvyko šėtoniško turinio sprogimas. Muzikos industrija bei Hollywoodą kontroliavo ir tebekontroliuoja Q. Šėtoniškas turinys buvo pridėtas siekiant supažindinti žmonės su juo, tam, kad šie patikėtų, jog tai yra tikra ir to nebijotų. 1965 metais Theodoras Siusas Geiselis arba daktaras Siusas, kuris vienu metu greičiausiai slaptai dirbo brigados generolui Robertui A. McFlurry, išleido knygą Fox in Socks arba Lapės su kojinėmis, kuri, tikėkite ar ne, yra nepaprastai puikus Q operacijos scenarijus. Jeigu to nepakanka, kad sužaloti jūsų protą, Žalieji kiaušiniai ir kumpis, taip vadinama knyga, Siuso 1960 metų, yra supaprastintas metaforinis traktatas apie tai, kaip sunku priversti žmonės suprasti tiesą apie satanizmą. Kiekvienas prezidentas po Eisenhowerio per George'ą H.W. Bushą turi tiesioginį ryšį su Eisenhowerio kariuomenė Antrojo pasaulinio karo metu arba šalia to. Tai Johnas Fitzgeraldas Kennedys, Lyndon B. Johnsonas, Richardas M. Nixonas, Geraldas R. Fordas, Jimmy's Carteris, Ronaldas Reaganas bei George'as Bushas vyresnysis. Geri vaikinai tikriausiai klastojo visus rinkimus nuo Theodoro Roosevelto laikų ir mūsų nenustebina, kad šis prezidentų sąrašas yra pasirinktas iš karinių šaltinių. 1971 metais Richardas M. Nixonas panaikino Jungtinių Amerikos valstijų aukso standartą. Keista, bet kariškiams buvo pavesta tiesiogiai kontroliuoti užsienį Jungtinių Amerikos valstijų dolerių finansinės priemonės. Tai buvo labai keistas žingsnis, nebent tai buvo vykdoma didelė karinė operacija. Laikotarpis nuo 1970 iki 1990 buvo puikus plačiai Jungtinių Amerikos valstijų visuomeniai. Visą tą laiką kariuomenė slapta įterpdavo paslėptus pranešimus į didžiąją dalį populiariosios žiniasklaidos. Kad ir kaip beprotiškai tai skambėtų, taip yra.
Filmas Geltonas povandeninis laivas arba Yellow Submarine, išleistas 1968 metais, yra metaforinis šios operacijos scenarijus. Šią temą vertėtų panagrinėti giliau. 1980–2016 metais korupcija tapo akivaizdi viešuose naujienų pasakojimuose. Tokie žmonės kaip Billas Gatesas, Bushų šeimyna, Billas ir Hillary Clintonai bei Barackas Obama padarė tai, kuo paprasti žmonės pradėjo abejoti. Tai buvo daroma tyčia. 1990 metais filmas Matrica pateikė įvaizdų metaforinį scenarijų skirtą psichotropiniam pasauliui, kuriame žmonių energiją renka neregėtas priešas. Jeigu tai nėra mokomoji priemonė, mes tada nežinome, kas tai yra. 2000 metų lapkritį internete buvo paskelbtas skanus vaizdo įrašas, kuris vadinosi All Your Base Are Belong to Us, arba Visos jūsų bazės dabar priklauso mums, kuris tapo pirmojo virusiniu vaizdo įrašu. Šis vaizdo įrašas iš tikrųjų yra išradingai paslėptas Q įspėjimas blogiečiams. 2006 metais grupė My Chemical Romance arba Mano cheminis romansas išleido The Black Parade arba Juodasis paradas, kuris yra metaforinis scenarijus COVID-o psajopui arba psichologiniam operacijom prasidėjusiom 2020 metais. 2012 metais kompanija Heliofant išleido trumpą filmuką, kuris vadinosi Aš naminis ožys 2 arba iPad Go 2. Šis keistas vaizdo įrašas yra prisotintas paslėptų pranešimų, kurių blogi vaikinai tiesiog nenorėtų viešinti. Tai puikiai atitinka šią Perševelto teoriją. Norėdami gauti išsame analizę, pažiūrėkite iPad Go 2 arba Aš naminis ožys 2 iškodavimą. 2017 metais Trumpas tapo 45-uoju Jungtinių Amerikos valstijų prezidentu. Jei blogi vaikinai viską kontroliavo, kaipgi tai nutiko? Atsiminkite, kad tai buvo prieš Q paskelbiant pirmąją savo žinutę 2017 metų spalio pabaigoje. 2021 metais prezidentu tapo akivaizdžiai netikras Joe Bidenas. Na ir išskyrus tai, kad jo inauguracijos ceremonijoje taip pat viskas buvo visiškai negerai. Šis naujasis Bidenas nėra originalus Josephas Robinette Bidenas ir jis daro daugybę gėdingų klaidų, daugiau negu bet kuris kitas žmogus sugebėtų padaryti vienas. Akivaizdu, kad vyksta kažkas absurdiško. Jokinga tai, kad būtent tokį absurdišką šou kariškiai ir rengtų, tam, kad pažadintų žmonės ir atkreiptų dėmesį į korupciją. Manome, kad jų išdaigos iki 2024 metų pabaigos taps itin absurdiškos. Santrauka. Theodoras Rooseveltas ir Džonas Juodasis Džekas Pershingas pradėjo didžiausią slaptą karą žmonijos istorijoje, pasinaudodami konstitucinę vykdomosios valdžios gale. Šis karas būtinai buvo painus ir daugiausiai paremtas teisėsaugos įgėlimų struktūra, derinama su psichologinėmis operacijomis arba psajopais, siekiant apgauti priešą ir perauklėti gyventojus. Q žinutė iš lapkričio 20 2017 metų. Potus arba Jungtinių valstijų prezidentas atidarė visų durų duris. Išplėskite savo mąstymą. Kas yra raktinis akmuo? Q. Theodoras Rooseveltas atidarė visų durų duris. Štai kodėl Rooseveltas yra ant Rushmoro kalno. Gali būti, kad visi prezidentai nuo Teddy Roosevelto buvo paskirti per rinkimus suklastotus Q. Šiuo metu neįmanoma žinoti, kas iš tikrųjų yra geras ar blogas aktorius šiame šou. Šiandieną žiniasklaidoje skleidžiamas absurdas glumina mintis. Tai negalėjo įvykti ir niekada nenutiks pasaulyje, kuris nėra smarkiai iškreiptas karinio masto psajopo arba psichologinės operacijos. Šiandieną šias psichologinės operacijas arba psajopus 100% orkestruoja Q. Tai reiškia, kad beveik visi, jei ne visi blogi vaikinai, kuriuos matote žiniasklaidoje, iš tikrųjų yra geri vaikinai, kurie elgiasi kaip blogi vaikinai. Tai taip pat reiškia, kad beveik visi, jei ne visi, medijos ir alternatyvios medijos žinovai, kuriuos matote, yra valdomi gerų vaikinų. Tai paaiškina, kodėl jie daugiausiai transliuoja tiesą, bet ir dalį dezinformacijos. Tai verčia kiekvieną, norint surasti tiesą, mąstyti pačiam. Tai yra būtent tai, ko reikia tikėtis iš psajopo arba psichologinės operacijos skirtos pažadinti gyventojus. Ar tikrai manote, kad Klausas Švabas nėra geras vaikinas besielgiantis kaip blogiukas? Ar tikrai? Tiesiog pridėkite ilgaplaukę baltą katę su deimantų inkrustuota apykaklę jam ant kelių. Šis super piktadarys yra tiesiai iš filmo apie Jamesą Bondą.
Turėtų būti ganėtinai aišku, kad jis nėra blogiukas, jis vertas medalio. Pateikėme daug duomenų taškų, kuriuo momentu viskas, ką matote, tampa matematiškai neįmanoma. Atlikite savo tyrimą, peržvelkite dalykus, netikėkite tuo, ką matote ar skaitote, įskaitant ir šį straipsnį. Viskas, ką matote, gali būti tyčinė dezinformacija. Patikrinkite mūsų faktus. Džiaugsimės, jeigu įrodysite, kad klydome. Iš tikrųjų skatiname taip ir padaryti. Ar mes teisūs? Parodys laikas. Laikas keltis.